Labas vakaras, čia ir vėl Marius, santykių coacheris ir Karolis Stasiūnas, The Legacy Coach. Šį vakarą mes kalbam apie traumas ir herojaus veidrodį ir temą išrinkęs Karolis jums pasakys, apie ką šiandien kalbėsime. Tai sveiki visi, ačiū, kad vėl prisijungėt prie mūsų ir šiandien trečioji diena ir būtent šiandien mes užduosime savotiškus egzistencinius klausimus patiems savo, kodėl mes esam tokie, kokie esam ir pakalbėsim šiek tiek būtent apie gyvenimo produktą nuo 0 iki 21. Na ir kaip Marius minėjo, apie herojaus veidrodį taipogi pakalbėsime. Tai šiandien iš tikrųjų dalinausi grupėje postų, apie kokį kitokį gyvenimo etapą pats praėjau ir didžiausias lūžis man įvyko, kai susitikau su savo pabaiga, su savo tapatybė, su savo susikurto komforto zonos pabaiga, kai patekau į situaciją, kuri buvo ganėtinai artima mirties situacija. Ir nuo tos dienos man tiesiog įvyko tas psichologinis, esminis lūžis, kuris privedė mane prie tokių klausimų, kaip kas aš esu, kas yra tas, kuris stebi šitas mintis, kas yra tas, kuris stebi jausmą, kodėl aš esu toks, koks esu, kokie sprendimai nulėmė tai, kad aš esu toks, koks esu ir kas įtakojo tuos sprendimus. Ir iš tikrųjų laikas bėgo nuo to įvykio, kai jisai realiai atvėrė tikrasias kortas, kaip aš įvardinu. Ir tai nebuvo pati lengviausia kelionė, bet supratau labai daug galingų įrankių, labai daug galingų tiesų, kurios tuo metu man buvo aktualios ir tuo metu jos mane keitė ir tobulino ir trynė visas tas programas, kurios mane laikė įkaitų šios realybės. Ne? Na ir tada pradėjau suprasti, jog tai, kas buvau sukurtas tokiais mažais etapais, kaip mažas vaikas, kuris atėjo į šį pasaulį ir kiekvieną dieną jam susiformuoja daugybė naujų neuronų ir jisai visą informaciją pasisavina iš savo aplinkos, kuri gali būti vienokia arba kitokia. Tai kaip mes ir antroje dienoje kalbėjome su Mariumi apie būtent protėvių įtaką, apie kultūrinį programavimą, apie muzikos industriją ir panašius dalykus. Tai kas nematėt, būtinai pasižiūrėkit antros dienos įrašą. Ir va visi tie maži dalykai, jie susideda ir padaro didžiulius kertinius akmenius mūsų gyvenime, kurie formuojasi ypatingai stipriai ir greitai, būtent nuo 0 iki 7 metų, tai vardinkim tai kaip kempinės periodą, tai savotiškas savęs suvokimo pamatai statomi. Ir tuomet mes įžengėm į 7-14 amžiaus periodą, kuriame mes įtvirtiname patirtis, tai nesuvokdami, kodėl mes tam tikrus dalykus tikriname, mes juos tikriname ir gauname tam tikras situacijas, kurios mus priverčia patikėti tais įrašais, tais tomis žaizdomis, kurios yra mūsų viduje. Tai jeigu mūsų vaikus, sakykime, per periodą nuo 0 iki 7 išdavė ne kartą, paliko, tai galime atkreipti dėmesį, kad mes labai jautriai reaguosime į kiekvieną draugo nusisukimą, galbūt būsime kaip tik draugai su visais ir dėl to turėsim daug atstumimo. Tai jo, ir nuo 14 iki 21, tai yra būtent socializacinis periodas, kur daugiausiai racionalaus mąstymo formuojasi ir mes pasitikriname tai jau gyvenime kaip ekspertai, jau pradedame tikėti tuo, ta visa istorija, kurią mes esame susikūrę ir patikėję apie save. Tai čia toks mano įvadas, kaip aš priėjau prie tos realizacijos ir kokia buvo ta realizacija. Tad perduodu Mariui, Marius pasidalins savo pirmų žingsnių. Taip, mano gyvenimas ir pažintis su savimi, su tokiu, koks esu dabar, ar tiesiog kitokiu negu buvau iki 31 ar 32 metų, dabar neprisimenu, 2020 tiksliau metais.
kai įvyko skyrybos po 14 metų kartu su mano moterimi ir įvykus skyryboms pradėjau uždavinėti klausimus, kurių anksčiau gyvenime savo neuždavinėjau. Mano realybė visiškai buvo sutrupinta ir tai, kaip aš supratau gyvenimą ir kaip aš jį planavau gyventi, tiesiog tapo neįmanoma, nes viskas, kas buvo statyta ir kaip buvo įsivaizduota, tai yra šeimyninis gyvenimas, tai yra kartu su dukra ir su žmona, nuėjo šuniui ant uodegos ir gavau viską statyti iš naujo, galvoti, kaip tai atrodys ir kadangi tai įvyko pakankamai netikėtai, buvo sudėtingas laikotarpis ir tuo pačiu buvo vienas nuostabiausių mano procesų, kuriuos teko pereiti, nes tik tuomet atradau laiko sustoti ir paklausti savęs, o ko aš iš tikrųjų noriu, ko man iš tikrųjų reikia, kaip aš įsivaizduoju gyvenimą be to, kaip tėvai tai parodė, kaip mokykla tai parodė, kaip kažkokie mentoriai ar religija tai įsivaizduoja. Ir kai tuo metu pasirodė, kad 32 atrodo metų uždaviau savo šitus klausimus, net baisu pasidarė, kad niekada gyvenime anksčiau nebuvau sustojęs ir niekada nebuvau apmąstęs, tiesiog dariau, atrodo, čia žmonės taip daro, tai darau ir aš taip, išvažiavau į Angliją, pasidarbavau kaip tikras lietuvis, grįžau tada į Lietuvą, pradėjau savo veiklą kartu su žmona, tada savoje veikloje jau pradėjom kažką pasiekti. Ir atrodė viskas gerai, iš šono atrodė viskas sėkminga, laiminga, graži šeima, gražus vaikas, viskas puikiai atrodo savo veikla. Bet visuomet tas lyginimas jis toks vyksta tarp to sluoksnio, tarp tų žmonių, kurie supa tie pagrindiniai 5 draugai ar 5 žmonės, su kuriais leidžiam laiką. Tai tuos klausimus galima uždavinėti bet kada. Nebūtina laukti kažkokio traumuojančio įvykio, kuris pažadina iš tos programos, kurioje mes dažniausiai miegam iki tol, kol tai įvyksta. Tai po to įvykio ir dabar aš gyvenime iš tikrųjų bendraujant su žmonėm, galima pakankamai lengvai pastebėti, kurie žmonės jau turėjo tą įvykį, kuris žadina iš programos stipriai, arba dar tas įvykis turi įvykti, nes kol kas nesutikau nei vieno, kuris per gyvenimą perėjo nesupurtytas gyvenimo, kad laikas keltis ir atsisukti į save, pasiklausti savęs tų klausimų, kurie padėtų eiti pagal savo vedimą, o ne pagal kažkieno primestus taisyklės, gairias ir kurti savo gyvenimą pagal savo taisyklės, kas iš tikrųjų reikalauja daug atsakomybės, apie ką su Karoliu kaip tik prieš video ir kalbėjom. Tai pradžiai kol kas iš manęs tiek, prašom, Karoli. Jo, tai dėkui, Mariau, kad tuo pasidalinai ir iš tikrųjų paminėjo Marius labai svarbų punktą, jog neturėtume laukti kažkokio tais įvykio ir galėtume iš tikrųjų panaudoti labai paprastą metodą, kuris bus pavadintas akumuliacija, kaip sniego gniūžtės akumuliacija. Tai vietoj to, kad laukti vieno grandiozinio evento, kur jums ten nulauž koją ar ką nors tokio. Ta prasme, žinai, kai kalbė apie grandiozinius eventus, tai vis tiek kažkas tokio grandiozinio, kur tikrai žmogus patiria daug liūdesio ar skausmo ar panašiai, tai nereikia tokio evento laukti, o pagalvokite apie labai paprastą dalyką, kad jeigu esate tokioje situacijoje, kur jums reikia gyvenime proveržio ir turiu omeny proveržį gyjimu, proveržį augimu, proveržį užduodant tvirtus klausimus. Ir jeigu jums to reikia, tai pagalvokite apie tai, kiek laiko per paskutinį mėnesį praleidote savotiškoj kančioj, kur jautėtės nesavimi, kur jautėtės silpni, kur jautėtės atstumti, kur jautėtės išduoti, pažeminti kažkokiam formate. Ir aš manau, labai svarbu yra pagalvoti apie tą būtent praleistą periodą, kiek laiko aš per dieną praleidžiu su negatyviom mintim. Tai yra, jeigu taip pažvelgus nuoširdžiai tam tikrose gyvenimo perioduose, tai yra baisus laiko skaičius, kokį aš praleidau būtent savisabotažę, kur ieškojau būdų, kaip save išduoti, kaip save paminti, kaip paminti savo vyriškumą, savo autentiškumą, savo žmogiškumą. Tad tai yra tikrai labai svarbu. Ir būtent mano antras punktas yra apie tuos įvykius, kurie mūsų traumavo. Ir aš dabar su jumis norėčiau pasidalinti 5 pavyzdžiais, kuriuos čia turiu. Tai būtų 5 pagrindinės traumos ir būtent kiekviena trauma, jinai turi
savo formatą, kaip jinai pasireiškia mūsų gyvenime. Tad noriu, kad klausydami būtent šitus 5 variantus, tiesiog pabandytumėt išjausti, kur tai jaučiate, galbūt savo kūne, galbūt atneša kažkokius prisiminimus ir apskritai, ar galbūt tai tiesiog rezonuoja, jaučiat, bet nesuprantat kaip ir kodėl. Tai pirmas būtų atstumimas. Tai gali pasireikšti savo atsitraukimu, tai atsitraukimas gali būti ir nuo tikrojo savęs, ir nuo situacijų. Ir kitas variantas dar kaip tai pasireiškia, tai būtent siekimas būti priimtų. Ir siekimas būti priimtų reiškia nebuvimas tikroju savimi. Tai bet kokiu atveju tai yra atsitraukimas, ne? Tiesiog šiek tiek kitų kampų. Dabar žmogus, kuris buvo paliktas gyvenime, jisai yra linkęs būti priklausomas, emociškai yra linkęs būti savininkas santykiuose ir būti priklausomas linkęs labiau būti priklausomų į narkotinės medžiagas, įskaitant ir emocinį valgymą, kofeiną, kitus stimulantus. Trečias punktas pas mus pažeminimas. Tai pažeminimas ganėtinai galinga trauma, aš pats su ją turėjau tvarkytis, nežinau, turbūt visą gyvenimą tvarkiausi, bet rimčiausiai tvarkiausi tai 3 metus. Ir tai buvo vieta netgi, kur supratau, jog aš sportavau tam, kad sukelt savo skausmą. Tai dėl to, kad pažeminimas ateina kaip mozochizmo forma sau ir kitiems. Mozochizmas tai įvairūs variantai, tai žeminimas juokais, baksnojimas žmogaus, priminimas žmogui apie jo nesėkmes, apie jo kažkokias tais istorijos detalės, kurios galbūt yra gėdingos. Ir kitas variantas būtų, kai darome tai savo, tai save, sakykime, padarę kažką ne taip, kaip norėtume, kaip iš mūsų tikimasi, ar kaip tikimės mes patys, mes save galime vadinti durneliais, visokiais kitokiais žodžiais, kurie mus mažintų, žemintų ir mus skaudintų viduje. Taipogi juokavimas apie save. Mes neskiriame juokų nuo realybės, tai tik atrodo, kad proto lygių mes tai skiriame, tačiau sąmonės lygių mes to neskiriame ir jeigu mes sakome, kad mes durneliai, tai viduje gaunasi taip, tu durnelis. Tad būkime tikrai budrus apie tai, ką mes sakome savo. Tai ketvirtas punktas būtų neteisybė. Ir neteisybė yra, jeigu kažkas iš trenerių žiūrės, konsultantų, mentorių galbūt šitą video, tai manau, jie su manim sutiks, jog šitie žmonės yra vieni iš tų, kurie sunkiausiai kaučinasi. Tai jie yra nelinkę į proveržį. Tai jie turi tam tikrus mechanizmus, pasistatę saugias zonas, kur vis tiek jų tiesa ir kitas, svarbiausia kitas variantas yra geriausias variantas. Tai vadinasi, kitas momentas, kita diena, kitas verslas ir yra šitas cikliukas ir yra būtent saugiklis, kitas. Tai dar tokie žmonės, jeigu žmogus būtų linkęs į kaučinimą, tai aš vadinu trofėjų medžiotojais, tai yra, kai žmogus siekia diplomų, siekia taurių, siekia būtent to pripažinimo jausmo. Tai čia jau kelių traumų kombinacija, bet būtent toks mechanizmas tikrai stipriai stabdo mus nuo savo potencialo pasiekimo ir realiai nusinulinimo, nes ką mes galime kalbėti apie asmeninę transformaciją, jeigu asmo, kurį transformuojam, buvo sukurtas kaip komercinis produktas. Tad jeigu žiūrėsime į tai ganėtinai logiškai, manau, mes turėtume pirmiausia nusinulinti ir suprasti, iš kur viskas kyla, kokie įvykiai, kaip mūsų formavo tam, kad galėtume inicijuoti savarankiškus sprendimus, kurie kyla iš mūsų nuoširdžių vertybių. Ir paskutinis 5 tai būtų išdavystė. Ir tai yra mūsų mieli kontrolės maniakai. Tai ir kultūrizmas, ir taip toliau, ir visi kiti bairiai, nes duosiu paprastą pavyzdį, aš pats buvau labai stipriai linkęs į kultūrizmą, aš myliu sportą, man sportas buvo visas mano gyvenimas. Aš visuomet natūraliai jaučiau tam potraukį, turbūt vien Graikijos mitologiją pasižiūrėjus turėtų būti aišku, kodėl. Ir labai paprastas pavyzdys buvo, kad aš 19 metų aš turėjau savo MMA debiutą, aš kovojau 76 kg kategorijoje
ir mane nukautavo pirmam raunde. Ir mano oponentas buvo žemiau mano barzdos, man atrodo, nes aš 1,91 m ir mano oponentas, sakau, ten 1,8 m gal kokie buvo, na ir manau, tam pačiam svorio, suprant, kad ten jis vis tiek atrodė ten didesnis nei aš iš apimčių. Ir mane tas paveikė, nes kadangi aš buvau nukautuotas, kadangi aš patyriau traumų dar tenais prieš kovą ir po kovos, ir vienu žodžiu, aš supratau, pamatęs video, aš supratau, kad aš, kaip pagalys, kurį taršo vėjas. Ir aš pasijaučiau silpnas prieš tą žmogų, kad aš negaliu suvaldyti situacijos. Ir aš priėmiau sprendimą, kad aš eisiu į kultūrizmą auginti svorį, kad jausčiausi savo rogėse. O jautimasis savo rogėse buvo, tai jausmas, jog galiu daryti įtaką, jausmas, jog galiu, kaip sakyti, pasitikėti savimi, nes mano pasitikėjimas savimi labai stipriai buvo varomas tai nuo to, kaip mano kūnas jaučiasi ir atrodo. Tai būtent tas noras kontroliuoti pasireiškia per sportą. Kiti formatai noro kontroliuoti yra tai žinoti, kur yra jūsų antra pusė, pastoviai tikrinti žinutes, uždavinėti labai invazinius klausimus, kurie tikrai nėra būtini, jeigu santykiuose yra pasitikėjimas. Testuoti žmonės ir su testavimu žmonių, pirmas dalykas pasakysiu, aš esu verslo mentorystės procesuose ir aš žinau, kiek svarbu yra užduoti tik tam tikrus raktinius klausimus, kad pratestuoti žmogų, su kuriuo dirbi. Tačiau tai nereiškia, kad aš turiu tai daryti iš nepasitikėjimo. Ir jeigu kyla nepasitikėjimo klausimas, man tada kyla klausimas, kaip jūs darote interviu, kaip jūs priimate žmogų ir kodėl jūs iš viso norite kažko pasitikėti, išskyrus pačiu savimi. Tai aš turiu labai paprastą požiūrį į pasitikėjimą, tai aš pasitikiu visais, be išimčių, net paskutinių nusikaltėlių, 100%, nes aš garantuoju, kad jeigu jis turi mane apiplėšti, jis mane apiplėš. Čia yra mano pasitikėjimas, kad jis padarys tai, ką jis turi padaryti ir ką aš dėl to galiu padaryti. Aš treniruoju jiu-jitsu, galėsiu apsiginti. O šiaipgi netame esmė, manau, suprantam. Tai esmė yra, kad mes visada turime būti budrus, nes jeigu mes esame budrus, mes esame su savimi. Paprastas pavyzdys, ne? Įkvėpkit ir iškvėpkit. Įkvėpkit ir iškvėpkit. Čia šiuo momentu mes esame momente gyvi. Tai mes ir esame ta gyvybė tekanti mumise. Kaip dažnai mes tai tame praleidžiam sąmoningai. Tad, Mariau. Noriu pildyti apie tai, kad vis tiek puikiai visi žinom, kad 5 artimiausi žmonės, su kuriais leidžiam laiką, ar 5 artimiausi draugai, nesvarbu, kas tai būtų, šeimos nariai, su kuriais praleidžiam laiką, mes esame vidurkis tų žmonių. Ir tada kyla klausimas, kas mus labiausiai riša, kas mus jungia labiausiai, nes dažnai mes susikuriam, ar žmonės susikuria draugų ratą, kuris turėtų panašias traumas. Ir tada visi draugiškai sėdim savo traumoj ir mėgaujamės traumos sukurtais nepatogumais, patogumais, kaip kam, galimai gal tai kažkiek, žinoma, viskas tarnauja, kažkuriame etape ir tai tarnauja, tačiau norint kitokio rezultato gyvenime ir pasiekti kažko aukščiau, puikiai suprantam, kad reikia apsupti save žmonėmis, kurie yra kitur negu ten, kur mums yra patogu. Nes jeigu mums yra patogu sėdėti su išdavystės trauma ir kontroliuoti žmonės ir mūsų artimiausi draugai daro tą patį, o mes sugalvojom pradėti pasitikėti, tai jausimės durneliai ir po poros bandymų mes nustosim tai daryti. Tai vieno noriu pasidalinti pavyzdžių, kuris labai gražiai pavaizduoja, kaip atrodo tas 5 žmonių artimiausias ratas. Tai yra kaip kubile sėdėtume su 5 artimiausiais žmonėmis, visi taip per pečius apsikabinę, nes tiek vietos, kad galima per pečius apsikabinti, o kubilas pilnas šūdų. Ir ant to šūdų tokį jau plutelę net padžiūvus užsitraukė, tarsi toks padžiūvęs jau net nesmirda, jau musės nebeskraido, ir visi taip ramiai sėdim, ir tada tu taip, šaika, biški čia kažkaip murzina, čia kažkaip nefain, tai gal einam iš čia. Ir tu pradedi judėti, ir ta pluta pradeda traškėti, pradeda skilinėti ir pradeda kilti kvapas, kuris niekam nepatinka. Ir tie žmonės, sėdėk, ką tu čia išsidirbinėjai, taigi gerai yra, šilta, gražu, čia mes visi kartu laikomės ir čia nėra ką čia kažko ieškoti. Ir pradžioje visą laiką tai būna, jeigu
mes ieškom naujų variantų, ieškom naujų kelių. Žmonės artimiausi ir tie brangiausi, jie iš noro apsaugoti ir jūs, ir save nuo pokyčio, jie to neskatins. Tai mano įžvalga šičia būtų, kad norint naujų rezultatų yra labai svarbu turėti kantrybės ir drąsos palaukti, kol tas ratas žmonių susiformuos ir pačiam drąsiai eiti į tą naują ratą, kur mes norime pamatyti pokytį. Nes kitaip tas pokytis gali būti ir labai skausmingas ir gali net neįvykti, nes artimiausių žmonių įtaka puikiai suprantam, kad turi labai didelį svorį mūsų sprendimams. Tai atkreipkite tai dėmesį ir darykit pagal tai savo gyvenimo vairavimą, kad neužstrigti per daug tam kubile. Nebent tas kubilas jums tarnauja ir yra malonus. Jo, čia iš tikrųjų, Mariau, reikia atskirą workshopą padaryti, būtent šūdų kubilo metodiką pateikti, nes čia buvo geras. Dar šito tikrai negirdėjau. Tai prie to pačio mes dažnai suprantam, kad trauma yra kažkas tokio, kas įvyko, kaip mes buvom gimę. Ir gimimą dažnai asocijuojam su nuo gimimų jau, kai mes esame išėję iš mamos, ne? Iš gimdos. Tačiau toks yra įdomus fenomenas, jog čia kaip įvardinkim galbūt kaip istorija, kad nėščią moterį vyras atstuminėjo ir nėščia moteris norėjo skirtis visą laiką su vyru. Ir vaikas gimęs buvo labai nelinkęs į glaustimusis, į apsikabinimus, į bučinius ir panašius dalykus. Tai buvo pastovus, atrodo, pasipriešinimas iš vaiko. Ir šitas aš iš tikrųjų paieškosiu būtent to straipsnio, bet buvo apklausta šeimų, kurios turėjo panašias situacijas ir visose šeimose vaikas buvo mažiau linkęs į meilę nuo mažų dienų. Tai jeigu tai pasitvirtintų platesniam spektre, tai manau gan stipriai reiškia, jog ir manau puikiai suprantate, jog tai reiškia ir kokiam lygyje tai reiškia, bet konkrečiai, jog jūs net nesate išėję dar iš savo mamos, kai jau jums yra formuojamos traumos, tad ant kiek yra svarbu sąmoninga tėvystė. Bet prieš pradėdama savo trečią punktą, iš karto jį ir pradėsiu tada nuo būtent metaforos, nuo tokios metaforiškos istorijos, kur vaikas šokinėjo mokykloje ant stalo, būdamas 14 metų ir įsivaizdavo, kad jis yra kažkoks herojus. Ir klasiokai pradėjo jį lazdavoti, tada įėjusi mokytoja liepė nušokti nuo stalo ir nustot vaidinti herojų. Ir kaip jau ir minėjau, tai būtent tas nuo 7 iki 14 yra periodas, kai mes įsitikiname tuom, kas mums buvo pasakyta ankstesniam periode. Ir kiek daugybė atvejų yra, kur tėveliai čiaupdo vaikus, kur tėvai, mes man atrodo ir antroji dienoje apie tai netgi kalbėjom, kad būtent tas uždraudimas pasireikšti savimi, įsivaizduoti, gyventi tam vaizduotės pasaulyje. Ir įsivaizduokit dabar tas vaikas, jisai nebegali būti pats savo herojumi, jis negali apsimesti tuo herojumi, nes jam yra draudžiama ir automatiškai mes pradedame ieškoti gūrų, mes pradedame ieškoti to pabėgimo, mes pradedame būtent ieškoti to herojaus kituose. O mano trečio punkto pavadinimas būtent bus herojaus veidrodis, nes gyvenu su tokiom vertybėm, jog jeigu kryžiuosiu kažką kitą, kryžiuosiu tik patį save. Ir jeigu noriu mylėti kažką kitą, turiu mylėti pirmiausiai nuoširdžiai save, kad tai būtų nuoširdi ir nesavanaudiška meilė. Ir pats didžiulis skirtumas tarp herojaus ieškojimo mūsų gyvenime ir tapimo herojumi savo gyvenime yra labai didžiulis. Ir tai prasideda nuo mažo perspektyvos posūkio, kad galbūt atsakymai yra pas mane. Ir galbūt visi šitie žmonės, į kuriuos aš kreipiuosi pagalbos, išminties, patarimo, galbūt jie nėra mano nei gūrų, nei ten kažkokie mentoriai, čia tik tais protingi žodžiai, čia profesiniai žodžiai, kaip aš vadinu, žinai, kai manęs klausia, kuom tu užsiemi gyvenime, tai niekuom šiaip, bet jeigu profesinė prasme, tai va tie visi pavadinimai skambus.
O kiek tai, žinai, kiek tai tos realybės, kuom aš pats tikiu ir kuom aš gyvenu, tai yra, mes esame visuomenė, prie kurios turime prisitaikyti vienaip ir kitaip, ir klausimas yra, žinai, ar mes prisitaikydami prie tos visuomenės esame savo gyvenimų herojai, ar mes laukiame, kol herojai ateis į mūsų gyvenimus ir esam tie vargšai gatvės aktoriai, kurie ateina vienai scenai ir tiesiog paskui yra pašalinami į šoną. Tai čia mano klausimas jums, ar jūs esate masuotės aktorius savo gyvenime, ar jūs esate pagrindinis herojus. Ir čia svarbus klausimas, pabūkit su juo. Labai, labai svarbus klausimas. Aš perimsiu turbūt nuo čia toliau. Ir gal 2 punktus norėčiau šičia pažymėti. Tai puikiai savo gyvenime atpažinau keletą momentų, kur, sakykime, verslų užsiminėjant apie mokesčius klausdavau buhalterių, kur buhalterio darbas nėra suprasti apie verslą, buhalterio darbas yra pasakyti, kaip tau gražiai atrodyti prieš mokesčių inspekciją. Verslininko reikia klausti, kaip reikia tvarkyti su mokesčiais, nes verslininkas žino, kaip reikia tvarkyti mokesčius, o ne kaip gražiai atrodyti mokesčių inspekcijai. Ir kai aš supratau, kad aš klausimus užduodu ne tiem žmonėm, kurie yra ten, kur aš noriu būti, tada ir pasiklystų, nes, sakykime, taip, man mentoriai veikia, manau, kad daug žmonių, kurie nori pasiekti išskirtinių rezultatų, susiranda tam tikram etapui tam tikrą mentorių, tačiau reikia įsitikinti, kad tas mentorius nėra tik tais knygą perskaitęs, nes mes puikiai pažįstam tokių žmonių, kurie dirba mokyklose, matematiką moka, bet pinigų neturi. Tai vadinasi, jie apie finansus turbūt nelabai kažką supranta, jeigu pas juos su finansais ne kažką. Tai yra labai svarbu išsirinkti savo mentorius pagal tai, ar jie jau yra nuėję tą kelią, kur aš noriu nueiti, ir kad nepasiklysti klausant žmonių, kurie nežino, kur veda, arba neturi išminties tame. Gali turėti arba tik tai, dažniausiai tokie žmonės būna, kurie turi tik tais teorinę dalį, kaip galima būtų nueiti, bet patys nėra nuėję. Tai yra tik dalis išminties, kur manau, kad to nepakanka, kad galima būtų nueiti visą kelią. Nes tada aš tampu kaip ir bandomasis triušis tam žmogui, kuris nežino, kaip atlikti veiksmus. Tai šičia man asmeniškai brangiai kainavo. Siūlyčiau stebėti, iš kur priemam, tiksliau, kam užduodam klausimus ir kieno patarimų klausomės. Ir antras dalykas, ir dirbant su žmonėmis, ir su klientais dirbant, ir su savim dirbant, pastebėjau, kad visi atsakymai yra tyloje. Žmonės, kuriems užtenka, kurie yra nuėję pakankamą kelią sąmoningumo, kurie jau atsikandė tam tikrų praktikų, tikrai yra pažengę, sakyčiau, užtenka užduoti klausimą savo ir išbūti tame klausime tyloje. Ir tai būna dažniausiai tobuliausias sprendimas ir atsakymas man tame momente, nes tai yra man iš manęs. Nes yra daug kelių į tą patį tikslą ir tikrai ne visi keliai yra tinkami kiekvienam žmogui. Vienas žmogus važiuos per kairę, kitas žmogus važiuos per dešinę, ir man važiuojant per kairę gali iš vis net nenusivažiuoti tą, nes tai yra ne mano kelias, ne mano įrankiai, ir kaip žmogus aš gal neveikiu per tos įrankius, gal tie įrankiai manęs neįkvėpia ir jie kaip tik mane stabdo nuo bet kokio veiksmo. Per dešinę gali būti, kad pasišvilpaudamas. Nesakau, kad nebus kažkokių iššūkių, tiesiog tie iššūkiai bus pereinami labiau su malonumu, nes aš naudosiu savo įrankius ir aš eisiu pagal save, o ne pagal tai, kaip kažkas pasakė arba neteisingai nukreipė. Tai siūlyčiau skirti, pasiplanuoti laiką savo, kad pabūti su savimi tyloje, tam, kad būtų galima priimti atsakymus savo iš savęs ir taip naviguoti gyvenime. Ja, tikrai puikiai Marius pasakė, ir būkime atidus iš tikrųjų ir apie knygas, kurias skaitome, ir ypač būtent dvasingumo knygos, visi energijų kodai ir visokie kitokie variantai, energijų matricos ar ten dar kokie. Būkite budrus, kokią informaciją įmate į save, ir kaip Marius minėjo, būna tikrai žmonių, kurių gyvenime mes tampame eksperimentiniais triušiais, ir, žinot, jeigu papuolėte į tokią situaciją, viskas su to yra gerai, nes turite išmokti ir sudalyvauti situacijoje ir nepriimti to, kaip sakyt, jums atnešė dovaną, jūs, kokia graži dėžutė, ačiū. Ir, ta prasme, jums nereikia priimti tos dovanos, kuri yra jums duodama. Jeigu jūs jaučiate, kad tai yra
netinkama dovana, galbūt nekvalifikuota dovana, ar kaip jūs ten besijaustumėte toj situacijai. Ir vieną pastebėjimą turiu dar ištraukiau tokį punktą iš Mariaus istorijos, kad įrankiai veikia, įrankiai neveikia, nėra tokio dalyko kaip įrankiai veikia, neveikia, visi įrankiai veikia iki vieno, visi. Esmė yra tame, kad ar mes nukreipiame dėmesį į įrankį, ar mes naudodami įrankį kreipiame dėmesį į save. Visas skirtumas yra tame, jeigu dėmesys yra nukreiptas į save, nėra sudėtingumo, yra tik lengvumas. Kaip ir daugybė įrankių pasiekti vienam tikslui. Yra vienas labai paprastas įrankis. Kas aš? Aš, kur eina aš? Kas aš esu? Ir pabūkit su tuo aš. 3 kartus savo ištarkit aš, 4 kartus ištarkit aš, pažiūrėkit, kur jis eina. Kur yra tas aš? Kas tai yra? Paprastesnio kelio nėra. Tad tai ne įrankiuose iš tikrųjų esmė. Taip yra vieni įrankiai, kurie, žinot, čia kaip kombainas, ne? Jisai paima didelį plotą. Yra mažų kombainų, yra didelių kombainų. Vat ir įrankiai maži, dideli, gliaudo vieną problemą, gliaudo daugiau problemų, bet kartais ta viena problema, kurią išgramdo tas paprastas įrankis, manau visi esame turėję tą tokį come on momentą, kur visiškai paprastas klausimas, visiškai paprastą idėją tokį padarė ir toks tipo come on. Tai čia būtent tas ir yra, nekurkime piedestalų, nekurkime lygių, ne Mario žaidžiam. Visi įrankiai kaip ir pinigas mažas ir didelis, viskas yra verta vienos vertės, tai yra viena pagarba. Ir jeigu mes galime jausti vieną pagarbą tam, ką mes gauname, mes, vadinasi, galime būti dėkingi už tai. Ir dėkingumas, kaip ir, man atrodo, gal ir šūkis mūsų bus, tai kad disciplina yra pagarba savo, tai lygiai taip pat kaip ir nuolankumas pabandyti atsiduoti savo, atsiduoti savęs realizavimui, tai ir yra būtent tas pagarbos savo ženklas, kurį mes priemame. Tad naudokime įrankiais, kuriuos turime, nes yra tikrai daugybė knygų, daugybė video, daugybė kursų, daugybė trenerių, mentorių, konsultantų ir visokių kitokių šamanų, astrologų, kurį kelią mes einame, tą einame ir, žinot, aš kaip sakyti, nepasakysiu, ten neikit pas mediumus ar pas kažką, nes jūs tikrai nueisite pas visus, pas ką jums reikia nueiti, tai neaplenksite nei vieno, kurį jums reikia sutikti. Tad dėl to galite būti ramus, o šiandien iš tikrųjų ačiū, ganėtinai mes ir čia biškį užtempėm keliom minutėm, bet ačiū tiem, kurie žiūrėjo. Toks jausmas buvo, kad gyvą video žiūrėjo porą žmonių, tai iki pat galo, bet galbūt pamatysim iš komentarų, nes komentarų dar nemačiau. Bet džiaugiuosi, kad galėjom pasidalinti ir džiaugiuosi išgirdęs Mariaus 3 punktus, nes mes čia turėjom tokį pokalbį prieš šitą sesiją apie tos 3 punktus. Tad esu dėkingas jums visiems, kurie žiūrite, kurie dalyvaujate ir noriu trumpai įvesti jūs, kad galbūt atkreipsite dėmesį, už mano nugaros yra LDK Global ir mūsų spontaniška idėja tapo šiek tiek kažkuo didesniu, nei mes apie ją galvojame pradžioje. Na, čia, kaip žinot, pirmiausia, ateina maža idėja ir iš tos idėjos išsirituliuoja ir visa ta vizija, ką mes čia kūrėme. Tai šiai dienai siekiame pritraukti daugiau dėmesio į Lietuvos talentus, į Lietuvos profesionalus, Lietuvos verslus ir tiesiog padaryti būtent tą Lietuvos vidinį proveržį, nes tikiu, kad tai yra mano gentis, iš kurios protėvių aš kilęs esu šio kūno formate ir manau, tai yra mano garbė dalintis tuo, ką aš turiu, savo gimtąją kalbą. Tad padarykime tai per projektą, padėkime vieni kitiems ir jeigu jaučiatės, kad jums mūsų informacija darytų tą pokytį, jaučiatės lyg augtumėt, tai tikrai kviečiu ir dalyvauti, ir komentuoti, ir parašyti mums asmeniškai ir galbūt išeiti live kartu su mumis, pasidalinti savo gyvenimo istorijomis ar tuo, kas jūs prabudina ryte.
Taip, čia yra labai smagu ir kai komentuojat, ir kai parašot, tiesiog, kad pamatyti, kad tai yra naudinga, kad taip, kaip mes perteikėm informaciją, yra suprantama, nes tikrai esu gavęs ir kitokių užklausų, bet yra kaip yra. Kalbam taip, kaip mokam, kaip gaunasi geriausiai šiam momentui ir dėkui už jūsų palaikymą ir kad esate kartu. Tai tiek šiam vakarui ir iki Ačiū rytojaus. Jums. Iki. Viso.